Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Akademija, prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius. Turbūt labai gerai žinote, kad Katalikų teologijos fakultete yra daug studijuojančių studentų, bet aš kaip dekanas taip pat žinau, kad yra ir tokių studentų, kuriem vien studijų neužtenka. Ir tie studentai būrėsi į studentų mokslinę draugiją Signum. Signum lotynų kalba reiškia ženklą. Taigi šioje laidoje susipažinkime su 4 studentų mokslinės draugijos Signum nariais ir narėmis. Dabar čia jie ir jos yra su manimi studijoje. Tai mokslinės draugijos pirmininkė Vitalija Šepikaitė, taip pat Indrė Sasnauskaitė, Marijus Ileras ir Gabrielius Klimenka. Sveiki. Sveiki. Gera jūs čia matyti. Jūs esate Katalikų teologijos fakulteto bakalauro ir magistrantūros studijų studentai ir studentės. Ir manau, kad dabar, mėly klausytojai, išgirs iš jūsų labai daug pavasariškų ir įkvepiančių minčių apie jūsų studentišką gyvenimą. Taigi, mokslinė draugija Signum, studentų mokslinė draugija. Kas tai? Kaip jūs ir minėjote, mes esam tie studentai, kuriem neužtenka vien tik tai to, ką gauname paskaitose. Ir dėl to mes būrėmės, renkamės kartu ir apsitarėm, kokios temos mus domina, ko mes negauname per paskaitas. Ir tada susirandame žmogų, kuris galėtų mums tas temas atskleisti, jomis pakalbėti, papasakoti. Mes susirinkame, išklausome ir tada užduodame savus klausimus ir taip giliname savo pačių pažinimą, suvokimą. Kur jūs renkatės? Šiaip įvairiose vietose. Dabar paprastai renkamės senamiesčio Vilniuj, kad tiesiog baro aplinkoje, neformalioje aplinkoje pasikalbėti įvairiomis temomis. O būna įvairios vietos. Vieną paskaitą turėjom fakultete, kitą vėl kur nors kitur. Taigi, mėly klausytojai, aš dabar jau susirinkimo laiko ir neskelbsiu, bet tiesiog eidami pro senamiesčio Vilnių, kai pamatysite pagyvėjimą, žinokite, kad tai galbūt yra pozityvų pagyvėjimą, tokį teigiamą pagyvėjimą, galbūt ten susirinkę Katalikų teologijos fakulteto studentų mokslinės draugijos Signum nariai. Kokia Signum idėja? Kokia šios draugijos istorija? Signum, galima sakyti, gimė 2009 ar 10, dabar nelabai atsimenu. 10. Tai buvo idėja pirminė tokia, kad studentams, pamatėm poreikį, kad studentams trūksta paskaitose kažkokių gilesnių žinių, kurių jie norėtų gauti, bet negauna, ir tada gimė idėja kurti mokslinę draugiją. Mes pasilikome senąjį pavadinimą korporacijos prieš tai buvusios, tuo pačiu pavadinimu Signum, jinai pragyvavo ten kelius metus ir tada tiesiog baigė savo veiklą ir mes tarsi, kaip bažnyčioje yra svarbu tradicija, tai mes tarsi pratęsėm tą veiklą. Ir pačioj pradžioj darėm viešas paskaitas ir pirmoji, pavyzdžiui, paskaita tokia buvo, gal net ne visai paskaita, mes tiesiog paėmėme 17 amžiaus studentų tradiciją daryti mokslinius disputus ir literatūrinių herojų teismus. Ir mes padarėme Judo ir Petro teismą, kuriame dalyvavo ir prokurorai, ir teisėjas buvo, ir advokatai, ir tiesiog bandėme diskusijos būdu išteisinti arba nuteisti šiuos 2 Biblijos personažus. Dabar jau aiškėja, kodėl jums neužtenka vien paskaitų, nes paskaitos eiga gali pakrypti visiškai nenuspėjama linkme, darant tokius eksperimentus. Taip. Tiesiog paskiau buvo daromos dar viešos paskaitos. Pirmais metais mes organizavome paskaitas tematika mokslas ir tikėjimas. Ir buvo įvairios temos nagrinėjamos, kaip, pavyzdžiui, žmogaus evoliucija, bažnyčios požiūris į evoliuciją ir panašios temos. Ką jūs randate Signum? Vis dėlto paskaitos yra labai įvairios ir paskaitose mes skatiname studentų gebėjimą diskutuoti ir kelti klausimus ir jums vis dėlto to negana. Kodėl jūs dar būrėtės ir ką jums Signum teikia? Kaip jūs praturtina? Gal tiesiog paskaitose ne visada būna galimybė pakankamai įsigilinti, giliau įsiskverbti tam tikrus klausimus. Signum tai yra tiesiog mūsų galbūt užkabinusių klausimų pratęsimas, kur mes galim bendraminčių labiau būrį susirinkti ir kartu pasigilinti. Galbūt pasikviesti kažkokį tai dėstytoją ir tikrai gerai
į šitą temą pasigilinti. Ir šiaip apskritai neformalioje aplinkoje lengviau diskutuoti ir tiesiog gali drąsiau klausti dėstytojo, nes paskaitose ne visi gal išdrįsta tai padaryti. Nes esi senamiesčio vyninėje. Jo, ir nebelieka tos aiškios hierarchijos, kad yra studentas ir yra dėstytojas. Tarsi demokratija, tarsi visi yra lygus. Ir tada gali bendrauti ir diskutuoti kaip su lygiu. Gal galėtume dabar, žinot, mūsų dabar klausytojai mėgina visi savaip įsivaizduoti ir kol kas jie mato tą vyninę ir mato 4 žmonės, bet gal jūs galite dabar taip vaizdingai nupiešti tokį paveikslą jūsų paskutinių, pavyzdžiui, 2 susitikimų, kaip tai atrodė ir ką jūs veikėte maždaug ir kas nutiko, ar nutiko kažkas gero jūsų intelektualinėse ar dvasinėse paieškose. Kaip bebūtų, mes tikrai ne visada renkame senamiesčio vyninėje, bet kaip tyčia paskutiniai 2 susirinkimai vyko ten. Taigi turėjom susitikimą rudenį lapkričio mėnesį su filosofijos dėstytojų vadovu Rimantu Vėdrynaičiu ir kalbėjome tema postmodernus menas ir religija. O šiemet vasario mėnesį, jau šiame semestre turėjome susitikimą su dėstytoja Šulcienė ir kalbėjome tema šiuolaikinė apologetika. Ar jūsų susitikimams reikia pasiruošti? Tai labai priklauso nuo susitikimo temos ir nuo dėstytojo, kuris sutinka pas mus ateiti. Kai kurie dėstytojai rekomenduoja, tarkim, pasiskaityti kažką. Tai čia irgi kalbant apie ateitį, šią savaitę pramatomam susitikimui tikrai reikia ruoštis. Tai turime truputį medžiagos, pasiskaitysime. Su kuo susitiksite, ar tai paslaptis? Šią savaitę susitiksime su dėstytoju Nerijum Čepuliu. Ir kalbėsime tema Nyčė ir krikščionybė. Jau iš temos pavadinimo matome, kad aštrių klausimų jūs nevengiate. Indre, kas Signum yra tau? Kodėl esi šioje draugijoje? Na, iš tikrųjų, tai kaip aš atsiradau pačiame tame organizacijoje Signum, tai istorija buvo visai įdomi, kadangi aš studijuoju teologiją, bakalauro studijas ir turiu keletą paskaitų pas daktarą Valdą Mackelą, kuris beje yra ir Signum globėjas šioks toks. Ir aš turėjau pas jį paskaitas, nuolat klausinėdavau įvairiausių dalykų, nebūtinai susijusių su paskaitos tema, kol galiausiai jis nebeiškentė ir vieną kartą pakvietė mane į vieną Signum susitikimą. Ir taip aš tapau Signum nare. Ir man Signum iš tikrųjų yra tai atsakymai į klausimus, kurių ieškau. Ir dažniausiai tai toksai turtas, kurį tu gauni už dyką, bendraudamas su kitais žmonėms, bendraudamas su dėstytojais, gaudamas papildomos informacijos, kuo domėtis, kur dar kažką pasisemti ir taip galbūt mūsų tokių jaunųjų mažųjų mokslininkių, tokia galima daryti tokį puoselinimą, tobulinimą, net nežinau. Tai ką aš čia girdžiu, suteikia tokį, piešia visai kitokį studento paveikslą, negu nemažai galbūt įsivaizduoja. Studijos yra kas, atėjai į paskaitas, sėdi, klausai, gali padiskutuoti paskaitoje, bet paskui arba į klubą, arba prie kompiuterio, arba prie Facebooko. Ar jūs nuo pat pradžių atėję į fakultetą, į Katalikų teologijos fakultetą, norėjote kažko tai daugiau, ar tai nutiko pakeliui jūsų studijų nuotykyje? Man tai pradžioj kažkaip buvo labai sunku įsijungti į tokį gyvenimą akademinį, nes aš apskritai mokyklai prastai mokiausi ir tiesiog nelabai supratau, ką reiškia studijuoti. Ir būnant pirmą magistrantūros kurse, aš supratau, kad man trūksta kažko paskaitose. Ir tada su Živilė tokia kursiokė mes nusprendėme, kad reikia įkurti studentų mokslinę draugiją, kuri padėtų mums išspręsti šią problemą. Tai mano atėjimas, pavyzdžiui, tai ir buvo toksai, kad įkūriau. Norisi paklausti, kokiais dar būdais jūs verčiatės per galvą ir kitaip tariant, sproginėjate, nes žvelgiu jūs ir neblogai jūs pažįstu ir žinau, kad esate vieni iš labiausiai nenustykstančių ir daugiausiai nuotykių patiriančių teologijos fakulteto studentų. Štai Gabrielius dalyvauja studentų mokslinės draugijos Signum veikloje ir iki labai nesenų laikų buvo šios draugijos pirmininkas, taip pat visokių paskaitų viešų organizatorius ir forumų interneto organizatorius ir moderatorius ir administratorius. Marijus štai dar prieš kelias dienas dalyvavo, atstovaudamas beje studentų mokslinę draugiją Signum,
Respublikinėme moksleivių konkurse kaip komisijos narys ir uždavinėja protingus klausimus moksleiviam pristatantiem darbus. Buvo labai smagu bendradarbiauti. Indrė važinėja po visą pasaulį, nežinau, galbūt įdomu irgi išgirsti, kokia paskutinė tavo kelionė ir kur buvai. Na ir Vitalija, štai dabar studentų mokslinės draugijos pirmininkė. Ką jūs dar veikiate greta studijų? Kuo įdomus jūsų gyvenimas, kuo jis įvairus? Įkvėpkite mūsų klausytojus, įkvėpkite ir operatorių Andrių, štai dabar ir Jūratė, jie mūsų absolventai beje, fakulteto pusė, čia yra Marijos radijuje. Na, man tai dabar nėra laiko ir aš rašau magistrinį. Gal kiti turės ką nors pasakyti. 3 iš mūsų savanoriauja naujosios evangelizacijos tarnyboje. Mes esame tenai komanda jaunimo ir semiamės patirties, kaip perduoti tą gerą naujieną, padedam organizuoti Pilypo kursus, tiek seminarijoje, tiek įvairiose parapijose. Taigi giliname savo žinias ne tik filosofijoje arba kitose temose, kurios mums yra įdomus Signum draugijoje, bet taip pat ir mokomės kažko, kas labai konkrečiai padės mums pastoracijoje. O mane tai vis dar žavi kalbos. Iš tikrųjų, tai tos mano kelionės, apie kurias ir kalbėjo dekanas, tai yra susijęs su tuo, kad noras tobulinti kalbas, nes tada atsiveria visai kitas pasaulis. Pavyzdžiui, šią vasarą teko išvykti į Ispaniją ir mokytis ispanų kalbą. Ir iš tikrųjų supratau, kad, kai tu gali skaityti, kaip, pavyzdžiui, žinome, dabar mūsų naujasis, nuostabusis popiežius yra iš Argentinos ir jisai galbūt yra parašęs kažko ispaniškai ir kai žinai, kad galėsi kažką skaityti būtent ispanų kalba, kuri jam yra kaip ir gimtoji, tai tada visai kitoks pasaulis atsiveria. Ir, pavyzdžiui, dabar mokausi Naujojo testamento graikų kalbą ir iš tikrųjų, tai supranti, kad tada atsiveria kitas pasaulis, nes tu gali skaityti originalą, o ne tik tai verstą kažkokią tai kūrinį ar dar kažką. Tai va, tokie mano potyriai laisvalaikiu būna. Aš kaip minėjau, Marijus savanoriauju Naujosios evangelizacijos centre, tai nekartą teko su fakultetu būti evangelizacinėse kelionėse, taigi dabar esu 3 kurse ir jaučiu pasiekus tą metą, kai pradedi ieškoti, kur praktiškai įgyvendinti savo žinias. Tai kažkaip pastaruoju metu tikrai tenka susidurti su evangelizacija. Mėly klausytojai, primenu, jog girdite laidą Akademija. Šioje laidoje mes susipažįstame su Katalikų teologijos fakulteto studentų mokslinės draugijos Signum nariais ir narėmis Indrė, Vitalija, Marijum ir Gabrielium. Na, o dabar trumpa muzikinė pertraukėlė. Likite su mumis. Jesus, my Savior, Lord,
Na štai mes ir vėl studijoje. Primenu, jog girdite laidą Akademija, prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius. Laidoje šiandien pristatau jums studentų mokslinę draugiją Signum ir čia su manimi studijoje 4 mokslinės draugijos Signum nariai ir narės. Iš tikrųjų 4, 2 nariai ir 2 narės. Taigi Vitalija, Indrė, Gabrielius ir Marijus. Šaunieji, kokiegi Signum ateities planai? Ką esate numatę ir ką dar veiksite šiais metais? Tai tie ateities planai yra labai artimi, nes šį trečiadienį jau susitinkame su dėstytoju Nerijum Čepuliu, kaip jau kalbėjome, kur kalbėsime temą apie Nyčę ir krikščionybę. Balandžio mėnesį esame numatę susitikimą su mūsų gerbiamu vyskupu Kęstučiu Kėvalu ir taip pat, žinoma, ekskursija į Bažnytinio paveldo muziejų Vilniuje. Gegužės mėnesį ar ne susitiksime su dėstytoju Vėdrynaičiu ir žiūrėsime filmą Stalkeris ir jį aptarinėsime visaip kaip. O paskutinį mūsų pavasario semestro mėnesį planuojame važiuoti pas mūsų mylimą dekaną į jo namus, į jo sodybą. Jis turbūt dar nieko apie tai nežinojo, bet ir kaip kiekvienais metais turėsim tokį atsisveikinimo pasibuvimą. Bet iš tikrųjų šitą vasarą bus kitokia negu gal įprastai buvo Signum, nes ji bus kitokia tuo, kad šią vasarą kiekvienas Signum narys turės ruošti savo tokį kaip pranešimą ir rugsėjį, turbūt greičiausiai arba spalį, tai yra kitą rudenį, planuojame daryti tokią konferenciją būtent Signum narių, kurie paruoš pranešimus savo temomis, kuriamis domisi. Taip. Ir nes kiekvienas iš mūsų, manau, turime temą, kurią domimės ir dėl to labai tai mus ugdys mokintis rašyti tokius kaip mokslinis pranešimus, tiesiog ugdyti tą tokį kritinį požiūrį į dalykus. Tai va, o aš manau, dekanas galėtų papasakoti, kaip jiems sekasi mus priimti savo sodyboje, ar mes apkaičiame ją, ar būname geri, ir ar jam mes atrodome moksliški, ar kaip kokie vaikėzai pamišę ir viską laužantis. Vaikėziškumu jūs beveik prilygstate mane patį. Tai yra labai smagu, visada smagu jūs matyti ir man iki dabar labai įstrigęs tas mūsų susitikimas pas mane namie, teisingai sodyboje, nes buvo galima pasėdėti prie laužo, nes buvo galima pasikalbėti apie Liuisą, niekada tos progos nepraleidžiu. Ir pagaliau galėjau kažkam parodyti savo C.S. Lewiso knygų kolekciją. Ir buvo tikrai gera, padiskutuoti ir apie Lewiso fantastinę trilogiją, prisimenu tą diskusiją iki dabar. Gana karšta, nes netikėtų pastebėjimų buvo ir iki dabar aš juos prisimenu. Kažkas Živilė prisimenu. Taip pat irgi iškėlė tą klausimą. Lewiso fantastiniai trilogijai toks jausmas apima skaitant, kad Lewisui geriau sekasi papasakoti apie blogį, aprašyti blogį negu Dievo gėrį. Ir tada prisimenu gal kokią valandą, pusę valandos mes apie tai diskutavom. Bet labai laukiu to susitikimo ir dabar šį kartą, nes ir laužas laukia nauja kokia nors diskusija turbūt. O norėjome iš vis paklausti dekanę, ką jums reiškia? Jūs esat mūsų fakulteto dekanas ir ką jums reiškia, kad jūsų fakultete yra štai tokia mokslinė studentų draugija?
Pirmiausia, tai reiškia labai tokį smagų faktą, kad mokslinė draugija geba perimti laidą iš manęs, bet tai mano svajonė, kai buvau studentas, turiu prisipažinti, gal net per mažai dėmesio skyriau formalioms studijoms, bet daugumą dėmesio didžiąją dalį skyriau visiškai neformaliems saviugdos projektam miškuose, žygiuose su knygomis, kurias pats pasirinkdavau su žmonėm, su kuriais diskutuodavom susibūrę neformaliai. Ir visada norisi matyti fakultete tokius studentus, kurie turi labai ryškę kažkokią spalvą ir, išsiskiria originalių požiūrių ir kartu, kaip bebūtų keista ir įmanoma, tai dera su meile bažnyčiai, su meile ir bažnyčios mokymui, bet gebėjimas įvertinti tą bažnyčios tiesą, tikėjimo tiesą, žvelgiant iš savo, sakyčiau, aistringų paieškų perspektyvos, aistringų paieškų požiūrio taško. Tai yra kažkas, kas iki dabar man kaitina kraują, kai girdžiu apie tokius dalykus, ką jūs čia pasakojat, tai ne tai, kad gailiuosi, kad nesu studentas, bet džiaugiuosi, kad studentai visiškai nėra prastesni ir labiau, tokie mažiau besidomintis, kaip ne vienas šiandien bando pasakyti. Sako, jie sėdi tik prie kompiuterio. Ne, norisi sakyti, ateikite pas mus į fakultetą, susitikite su studentų mokslinė draugija Signum. Nors mes taip pat daugiausiai pabendraujame per Facebooką, reikia pripažinti, nes ten yra, mėly klausytojai, taip pat yra Signum mokslinės draugijos grupė. Galima susipažinti, bet štai ką man reiškia Signum. Signum reiškia fakulteto gyvybę, nes be Signum belieka formalūs procesai, formalios studijos, paskaitos, kurios irgi yra gerai. Bet jeigu tik to užtektų jaunam žmogui, manau, būtų gaila, liūdna ir netikra. Valio! Bet aš dabar perimsiu turbūt laidos vairą ir noriu jums taip pat užduoti klausimą, nes jau laida suka link pabaigos. Bažnyčia. Jūs kaip jauni katalikai, ką jūs jaučiate apie bažnyčią? Kokios jūsų svajonės? Manau, kad jūs ir susirenkat vedami domesio, ilgesio ir noro kažko daugiau, bet kaip jūs tai matot? Ko jūs trokštat bažnyčiai? Kokias problemas įžvelgiat? Kur link mes judame visi kartu? Man atrodo, pagrindinė problema, kurią aš šiuo metu įžvelgiu, tai yra tas nemokėjimas komunikuoti bažnyčiai su visuomenė. Nes kuomet įvyksta koks nors vienas ar kitas skandalas, kaip kad neleidžiama skaityti Maironio eiles bažnyčioje arba neleidžiama Brazausko šarvoti katedroje. Ir tiesiog vietoj kažkokio aiškaus atsakymo pasigirsta tyla. Ir tuo norėtųsi, kad tas pasikeistų ir yra vykdoma iniciatyva Kataliko balsas, kuri tiesiog ir stengiasi mokinti žmonės, kurie galėtų tapti tais bažnyčios atstovais, bažnyčios balsais. Nes kuomet bažnyčia tyli, tai žiniasklaida, pasaulietinė žiniasklaida gali nuspalvinti bažnyčios veidą kaip tik tai nori, kaip tik jai patinka. Ir tada iš to gimsta labai daug įvairių mitų, nesusipratimų, nesusikalbėjimų. Tai tas noras būtų, kad atsirastų žmonės, kurie galėtų tiesiog perteikti bažnyčios mokymą, bažnyčios viziją. Man tai, kaip čia pasakyti, gal labiau ne apie bažnyčią norėčiau kalbėti, bet apie sąmoningą tikėjimą. Ir tiesiog, kai ruošiausi paskaitai apie evoliucijos teoriją ir bažnyčios santykį, man viena frazė buvo tokia Jono Pauliaus antrojo, kad mes Dievą pažįstame iš to, ką žinome, o ne tai, ko nežinome. Ir kažkaip ta pati bažnyčia man asocijuojasi su tuo, kad reikėtų siekti sąmoningo tikėjimo ir tas žingeidumas turėtų būti vedamasis tikėjimo aspektas. Na, iš tikrųjų, aš gal pritarčiau Marijui, jau man ir prieš studijas irgi, prieš įstojant į KTF, kildavo daug klausimų, kartais net prieštaravimų, netgi kritikos tai bažnyčiai. Ir sakyčiau, pradžiai net studijos sukėlė tam tikrą įtampą, bet džiaugiuosi, kad dabar jau trečiam kurse jaučiuosi kažkokį pokytį. Bet iš tikrųjų irgi linkėčiau bažnyčiai drąsiau kalbėti net apie nemalonius dalykus ir kelti galbūt net į viešumą. Nes aš manau, kad tikrai tai yra labai svarbu.
tuo pačiu jau kaip trečiam kursė, būdama studentė, suprantu, kokia tai yra atsakomybė, tas kalbėjimas apie tai, kad tai nėra taip paprasta. Kad iš tikrųjų kiekvienas kalbantis žmogus turi labai įsipareigoti ir jausti, atsakingas už savo žodžius. Tai tikrai suprantu, kad tai labai sunku. Indrė, tu turbūt iš čia esančių daugiausiai keliavusi mūsų studentė. Kokią bažnyčią matėjai ne Lietuvoje? Kokias studijas matėjai? Katalikiškas studijas užsienyje. Kaip tai atrodo? Na, iš tikrųjų, kiekvienoje turbūt mano keliautojo šalyje bažnyčia buvo kitokia su savo įvairiomis savybėmis. Jis turėjo savo, lyg atrodo, kitokį charakterį. Tai turbūt labiau priklauso nuo to, kad man teko, pavyzdžiui, būti Vokietijoje, kur bažnyčia turbūt tokia griežtesnė. Ir kas keista iš tikrųjų buvo, kad, pavyzdžiui, nuvykus į Vokietiją ir pasakius, kad aš studijuoju teologiją, tai į mane visi žiūrėdavo ir nustebdavo ir sakydavo, wow, kiek tu savo daug gali leisti, kokios prabangios studijos, taip toliau. Ir kai Lietuvoje dažnai pasakai, kad studijuoja teologiją, tai dauguma net nelabai supranta, kas tai yra. Ir man teko vieną kartą į Google paiešką suvesti siūlo darbą teologui, tai man išmetė, galbūt norėjote ieškoti siūlo darbą geologui. Tai va, tokios gal liūdnesnės žinias Lietuvoje su teologų karjera. Bet kitose šalise, kas mane iš tikrųjų sužavėjo, pavyzdžiui, Ispanijoje, tai žmonės, kurie studijuoja teologiją, jie labai stengiasi neatriboti savo studijų nuo savo gyvenimo. Iš tikrųjų, kartais, bent man būdavo ankstesnėse kursuose taip, kad galvoju, jau taip visą dieną klausiau ten kokią nors dogmatiką ar dar ką nors ir jau nebesinori nieko daugiau, ten tik grįžti namo ir sėdėti tam pačiam Facebook'e, ar ne, bet po to supranti, kad tu iš tikrųjų tai, ką gauni, tu turi pritaikyti tai praktikoje ir tu turi praktikuoti savo tikėjimą ne tik žiniomis, bet ir patirtimi. Ir tai galbūt davė tokį po visų tų kelionių, galbūt naują tokį įkvėpimą, kad išmokti gyventi tą tikrą teologo gyvenimą ne tik tai žiniomis gautomis, bet to pačia ir praktika, kad stengtis puoselėti tikėjimą. Tai va tokios mano įžvalgos po kelionę turbūt būtų. Mėly klausytojai, mūsų laida jau atėjo prie pabaigos. Taigi belieka tik priminti jums, jog jūs girdėjote laidą Akademija ir Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius jums pristatė fakulteto studentų mokslinės draugijos Signum narius ir nares Indrę Sasnauskaitę, Vitaliją Šepikaitę, Marijų Ilerą ir Gabrielių Klimenką. Šie studentai mūsų studijuoja Katalikų teologijos, religijos pedagogikos ir pastoracinės teologijos programose ir bakalauro ir licenciato. Ir tikrai gera juos čia matyti studijoje, gera jūs, mėly klausytojai, taip pat įsivaizduoti čia esančius kaip mūsų klausytojus ir mūsų pašnekovus. Tikiuosi ir mes tikimės kartu, kad jūs šį laidą įkvėpė, kad išvydote bažnyčios pavasario šiek tiek. Na ir likite su Marijos radijum, likite su Katalikų teologijos fakultetu, likite su studentais. Taigi, iki kitų malonių susitikimų. Su Dievu. Su Dievu. Su Dievu.